Sveiki draugai, susitinkam naujoj rubrikoj BR Life Vlogs. Čia parodysiu, kuo BMW renginiai užsiema, kuom gyvena ir visą kasdienybę, galima sakyti taip. Bus daug karpimų, nes atsisėdau tiesiog taip spontaniškai, ilgai galvojau, ar reiktų tokios rubrikos ar ne, bet pažiūrėsim, kas iš to gausis. O šiandien norėčiau pakalbėti apie kelionę, bet iš pradžių gal norėčiau paminėti, nes filmuoju šeštadienį, tai čia yra 2 dienos praėjusios po cenzūros 4, tai norėčiau padėkoti visiems, kad ganėtinai sklandžiai praėjo, be didesnių niuansų ir nesąmonių. Ir tikriausiai ketvirtadieniais jau nebedarysiu, nes nežinau. Ir pačiam nuotaika gal pats susibūrimo vaibas neatrodė toks geras, koks būna darant penktadieniais ar šeštadieniais. Ir aišku, žmonių kiekis tai atspindėjo, bet ganėtinai vis tiek buvo linksma. Labai nustebau, kad antram spote buvo tiek daug žmonių. Tai ačiū už tai, kad vis dar važiuojat ir vis dar aplankot BMW renginius. O šiandien norėčiau pakalbėti apie tripą, kelionę mūsų su Monika. Ne, tikrai nebėgsim per Australiją ir neprašysim jūsų pinigų. Rugsėjo 8, jeigu viskas bus taip, kaip suplanuota, ketinam važiuoti Austriją ir Italijos Dolomitai. Tai šį kartą buvom jau praeitais metais, kas tik įtikino mumis, kad kelionės automobiliu, kaip čia įsireiškus, gal mum tikrai 100%, nes esu ne kartą girdėjęs žmonių, kad jie taip negalėtų, geriau skristų lėktuvu ir panašiai, bet aš laikaus tos nuomonės, kad automobilių tu pamatai daugiau. Aišku, prarandi laiko važiuodamas į savo norimą tašką ir panašiai, bet jeigu viskas susidėlioji, viską pasidarai taip, kaip sakant, taupant laiką, kad būtum ten, kur tu tikrai nori būti, o ne stoviniuotum kažkur tenais, kur tau ne ypač gal įdomu ir panašiai, tai viskas yra ganėtinai gerai. Tik praeitais metais mes buvom savaitę, pasiekėm Austrijos Alpes, buvo planas važiuoti į Italiją, bet sustojom tenais, nes pagalvojom, kad gausis taip, jeigu važiuosim dar iki Italijos, iki ten, kur norim, tai gausis taip, kad Italijoje pabūsim dieną ir visas likusias laisvas savo dienas skirsim parvažiavimui atgal. Tai šiais metais važiuosime 2 savaitės ir dėl ko aš pasakoju šitą visą dalyką jums, tai dėl to, kad šį kartą važiuosim šiek tiek kitaip. Ruošiu savo daily karą, kuris jau nebelabai galima sakyti yra daily karas, nes jis daugiau toks kelionių karas, nes jis šiais metais realiai dar taip normaliai nedeilino netgi, nes buvo sugedęs, tada ilgą laiką stovėjo ir dabar visą realiai vasarą pradeilinau arba su kažkokiais automobiliais, kuriuos turim čia ofise, ar su Kregžda, ar su Mini Cooperiu. Tai E1 tiesiog stovėjo, biškai gal net buvau vienu momentu jį pamiršęs pas mus servize, bet dabar prasidėjo pasirašymo darbai ir kodėl sakau, kad kelionė bus šiek tiek kitokia, nes šį kartą rodysim jums, kaip sekasi, tai tos 2 savaitės bus keliamos į Instagramą ir rodomos jums. Tikiuos, gal ne tai, kad tikiuos, aš manau, kad didžiai daliai gal nebus iš tikrųjų taip įdomu, bet aš manau, kad kiekvienas automanas yra pagalvojęs, kad būtų visai smagu nuvažiuoti į kalnus su savo automobiliu, ar tai būtų dailis ar projektas. Aišku, mano 1 nėra toks jau labai įdomus automobilis,
gal ir ne pats tas automobilis, su kuriuo norėčiau važiuoti ir būti ir turėti atsiminimų iš kalnų, bet šiais metais dar važiuosim taip, kitais metais yra kitų planų, gal Kregždė, gal Boomeris, gal netgi Mini Cooperis, nes juokiamės ir apie tai. Bet šiais metais bus E101, kadangi nenorėjau važiuoti su juo taip paprastai, kaip jis atrodo dabar, visada vaizduotėje buvo, kad jis galėtų labiau atrodyti kaip toks kelionių automobilis ir išvaizdesnis gal pačiam ir kontentui, ir pačiam nuotraukom, video ir panašiai. Tai pavogiau ratus nuo Boomerio, uždėsime juos ant E101. Užsakiau koilus, truputį solidžiai suleisim, aišku, ne tiek, kad būtų problemų kažkur važiuoti ir pravažiuoti ir panašiai, bet ką parodė praeiti metai, kad išvažiavus iš Lietuvos nelabai yra didelios problemos važiuojant užsienį. Čia gal toks liūdnesnis gal variantas ir panašiai, bet nėra didelės problemos, su kelių kokybė yra viskas labai gerai, ypač Austrijoje, tai dar Italijos kelių nemačiau, bet aš įsivaizduoju, kad turėtų būti taip pat. Tai, kaip ir sakiau, ratai pavogti nuo Boomerio, koilai, Latvijai turėtų pagaminti lūpą, bet čia dar toks klaustukas ir nepasakosiu iš kur. Kai atsiūs ir kai jau galėsiu parodyti jums, tai viską, kaip sakant, papasakosiu iš kur, kaip ir kodėl. Tada seks mechaniniai pasiruošimai, kas jau dabar buvo prasidėję. Tai pas mus servizė jau užsiema tais dalykais. Biškį patvarkėme, dar liko ganėtinai nemažai dalykų ir aš labai tikiuosi, kad mes spėsim, nes dar laukia ir kelionė pas Unique Motorworks, tai jie pasirūpins kelioniniu liveriu, ką jau mąstame ganėtinai ilgai su jais, kaip galėtume viską padaryti ir kaip galėtų atrodyti. Aš viziją turiu, kaip galėtų atrodyti visas liveris ir visi aplink. Bendrai aš įsivaizduoju, kaip turėtų automobilis atrodyti. Tai užsakiau ir stogo bagažinę, kas man atrodo, kad priduoda šiek tiek to tokio kelioninio vaibo. Tai aišku, jinai bus ne visiškai be paskirties, ten susidėsim daiktus, gal kurios mažiau naudosim ir panašiai. Tai kad neužtempus šito video iki karkesto lygio, tai pasiruošimo darbus aš jums parodysiu, stengsiuos bent jau parodyti, tie vlogai bus karts nuo karto įterpti tarp karkesto suplanuotų ir panašiai, kad ir jums padaryti daugiau kontento ir kaip ir minėjau, parodyti tiems, ko reikia kelioniai, ta prasme, tokiai su automobiliu, kaip ruošiamės ir kokius gal prikalbinsiu netgi Džiugą, kad papasakotų, ką reikėtų svarbiausia susižiūrėti iš techninės pusės jūsų automobiliui prieš važiuojant į tokią kelionę, nes jis sužiūrės man, bent jau stengsis. Praeitais metais, kai važiavom, didelių problemų neturėjom. Važiuojant atgal iš Austrijos buvo prasidėjęs toks trūkčiojimas, važiuojant tiesiog 130, tai bet toks momentinis ir kartais toks duodantis apie save žinoti, kad maždaug nėra viskas gerai. Įdomiausia tas buvo, kad grįžus į Lietuvą to trūkčiojimo kaip ir nebeliko, tai aš įtariu kai kurios dalykus, bet jos dar reikės susižiūrėti, nes kaip ir minėjau, su 61 mažokai jau važiuoju. Daugiau jis toks tapo kelioninis ir off-season automobilis. Tai esmė. Dabar ruošiamės, aš filmuosiu toliau visą pasiruošimą, kad galėčiau parodyti jums.
tada nusifilmuosim, kaip keliaujam į Uniką ir kaip ten pasiruošimas vyksta apklijuojant automobilį. Nu ir pačiam gale parodysiu, kaip tas automobilis atrodo jau pasiruošęs kelioniai. O visą kelionę galėsit stebėti Instagrame, BMW renginiai. O po kelionės tikiuosi susėsim su Monika ir papasakosim jums, kas per tas 2 savaitės buvo gerai, ką darytume kitaip ir pasidalinsim visais įspūdžiais. O šiam kartui tiek, šitam vlogui tiek. Tikiuosi jums patiks toks kontentas ir bus įdomu žiūrėti. Gal net patys kažkas pradėsit keliauti su automobiliu, ką labai rekomenduoju. Tai šiandien tiek ir susitiksime kitose vloguose. Iki.